pažįstu kolegos Ignas. Ignas. Tai einam iki hubo. Reikia paspausti specialų Hub Vilnius mygtuką ir tikėtis, kad kažkas atidarys. Čia kolegos Mindaugas, savo haustas. Labai smagu Jūs čia matyti. Aš esu Mindaugas Danys, vienas iš Hub Vilnius bendradarbystės centro įkūrėjų. Šiaip labai domiuosi socialiniam inovacijom, verslo skatinimu, verslumo skatinimu apskritai ir būsiu vienas iš šio projekto ekspertų. Dirbu čia Hube, esu šiaip pagal specialybę fizikas, alternatyviosios energetikos šioks toks žinovas, technologijų žinovas. Ir čia atėjau į Hubą būtent dėl to, kad susirasti bendraminčių žmonių, kurie irgi domisi kitokiais dalykais, kurie nori kažką tai padaryti daugiau negu kad kiti ir nori kažkaip tai pakeisti pasaulį. Galbūt labai mažai, bet nuveikti kažką tai didesnį negu jie patys. Ačiū labai, kad pasikvietėte. Aš esu Ignas ir mano grupė, komanda, sukūrėme idėją, labai grandiozinę. Jai reiks 100, gal net 1000 savanorių. Ir mes sukūrėme tokį projektą, kuris turėtų labai didelę naudą visuomeniai. Ir iš tikrųjų iš to projekto gautų naudą visi. Taigi čia mes esame todėl, kad mes norime pasisemti patirties iš Hubo. Dalintis idėjomis. Ir manau, šitas projektas, kadangi jis būtų labai grandiozinis, tai įtrauktume daug jaunimo. Vietoj to, kad jie švaistytų laiką kažkur, tai jie galėtų efektyviai dirbti, atlikti kažką, įgauti naujos patirties. Koks Jūsų būtų indėlis? Tiesiog užimti žmonių laiką, atnešti naudą visiems ir, žinoma, kartu pasibūti, susipažinti su naujais žmonėm ir tiesiog čia vienas iš privalumas. Ne kaip darbas, o kaip geras laisvalaikio praleidimas, manau. Aišku, mes dar nesame specialistai, bet vis tiek tikrai mes esame stiprus ir manau, mes sugebėsim gyventi šį projektą, ypač su Jūsų visų pagalba. Nes mes turim tikrai daug Hubo narių su skirtingomis patirtimis ir žiniomis, įgūdžiais, kurie, aš manau, su malonumu prisidės prie Jūsų idėjos įgyvendinimo, kad užvestų Jūs ant kelio ar išspręstų iškylančias problemas ir galėtų laiku patarti, padėti, galbūt panaudoti informacinės technologijas. Manau, kad mums reikėtų trumpam išeiti, galbūt atsigerti arbatos ar kavos ir šiek tiek padiskutuoti, aptarti tarpusavėje, kaip tą idėją reikėtų įgyvendinti. Ai, tu turi savo? Ok. Ką galvojate apie šitą idėją? Ko įtrūksta? Ką Justinai manai? Aš manau, kad vis dėlto idėja yra ne pats svarbiausias dalykas. Pats svarbiausias dalykas yra darbas. Įgyvendinimas, ar ne? Nes idėjų turi daug kas, bet svarbiausia yra įgyvendinimas. Svarbiausia yra tiek, kiek žmogus gali pastangų įdėti. Todėl manau, kad jiems reikia skirti kažkokių užduočių, kad jie galėtų patobulėti, kad jie galėtų iš tenai pasiimti patirties, kurie tiesiogiai galėtų pritaikyti šitam savo projekto įgyvendinimą. Gal turi tokių minčių, kokį tokį padaryti projektą trumpą, tarkim, vienos dienos, kelių dienų? Galbūt reikėtų pakalbėti su aktyviom veikiančiom nevyriausybinėm organizacijom, kurioms nuolat reikia savanorių ir, sakykime, Maisto bankas ar kitos iniciatyvos, socialinės integracijos institutas, jie pastoviai dirba su tikslinėmis grupėmis, kurioms reikia pagalbos. Ir aš taip manyčiau, kad papildomi žmonės, sakykime, šito projekto atėję prisijungia prie tų organizacijų veiklos, jie galėtų praktiškai pasižiūrėti, kas veikia, o kas ne. Aš manau, mes galim grįžti viršų ir turbūt jiems pasakyti, ką, sakykime, ką siūlome ir ką nusprendėm. Gerai, aš sutinku. Čia gerai. Sakant, jūs turėsite padaryti vieną konkretų projektą su viena iš organizacijų, kur tikiuosi mums pavyks susitarti, ar tai bus Maisto bankas, ar Darom, ar Socialinės integracijos institutas, ar begalė kitų įdomių projektų organizacijų, kurios yra Lietuvoje. Smagu, tai dar kartą ačiū, kad atėjote su mumis pasidalinti savo idėją. Ir iki kito karto taip pat linkiu sėkmės įgyvendinant pirmąjį projektą. Ačiū.